žinomai reklamai jau apie 2500 metų. Svajūnai, kaip manai, kurie iš miltelių yra geresni? Netrukdyk. Reklamos šaknis siekia žilą senovę. Apie jos praktiką eina kalba pačiuose pirmose istorijos. Sveiki. Ir vėlus ekranuose laida Baterija. Su manimi šiandien Aušra. Sveiki. Šiandieninė mūsų laida skirta Reklamai ir apie reklamą. kokią tu nuomonę susidarai žiūrėdama reklamą? Žinai, Svajūnai, aš turiu vieną nuomonę apie reklamą. Kad visi žmonės turi pleiskanų ir kad pas visus yra ėdanis. Žinai, kai rodo reklamą, tai aš einu pasidaryti kavos geriau. O šiaip tai mėgstu labai žiūrėti Sopranus. Aš Sopranai tai nieko. Sopranai – muzikos kronika. Aš nori tik taką. Tu tais 2 kalorijas. Sveiki, šiandien kaip įprasta Sopranams kalbiname žmonės susijusius su muzika. Tačiau šioje rubrikoje išimtis. Šiandieną kalbinam ne grupę, tačiau projektą ir plačiau patį apie save. Atsipūskite. Labas rytas visiems, kas mūsų žiūri ir klausos. Jau vakaras. Sorry, bet aš ką tik atsibudau, dėl to man dar rytas yra. Mūsų projektas, esame čia su Aivaru. Čia yra Aivaras. Čia yra Fizo, čia yra San. Mes nusprendėm paprasčiausiai sukurti kažko gero, naujo klubinį industriją, kažko parodyti, gal naujo savotiško. Ne, kaip mano draugas sako, aš nesakysiu. Savotiško kažkokios muzikėlės, plus dadėt kažkokių gerų efektų, gerų šou padaryti. Paprasčiausiai padaryti tai, kas... Gerai, kuriat muziką, ta prasme, klubams, naktiniam gyvenimui? Šiaip iš tikrųjų tai yra muzika ne vien tik klubams ir naktiniam gyvenimui, nes klubinė industrija daro žingsnius vis prieki, ne, ir atsiranda ir dienos metu. Ir eterį jūs galite ir per televiziją, ir per visas laidas ir televizijas pažiūrėti, pamatyti tos klipus ir atlikėjus, ir klubinės būtent industrijos. Bet kada? Dėl to aš neskaitau, kad tai yra naktinė muzika ten ar dar kas nors. Feel that you are free. Dažniausiai kreipiate dėmesį, ar turite autoritetų? Autoritetai yra mums visi žmonės, kas ateina į mūsų koncertas arba kas girdi mūsų radijo eterį, ar apskritai su mumis bendrauja ar bendradarbiauja. Jų kritika mums yra labai svarbi, nes kiekvienas žmogus turi savo nuomonę ir iš tų nuomonių mes stengiamės surenkti, įsižiūrėti, įsiklausyti būtent kažko įdomaus, dėl ko mes galėtumėm pradėti galvoti, kažką ne taip padarom,
Arba mes galim dar geriau daryti, arba dar kažkaip kitaip naujai, nes žmonės, ta prasme, turi ir savo mintis galvos. Iš tikrųjų. Gerai. Ar be muzikos kūrimo turite kokių talentų, kuriais galėtumėte išgarsėti? Be abejo, turim kiekvienas daug talentų. Vienas yra Fizo, kitas esu aš. Yra talentai, jisai nešnekės, nes jiem nepatinka. Egoistai? Ne, jam negalima šnekėti. Šiaip galiu pasakyti, dėl ko jam negalima šnekėti ir mes stengiamės tai daryti dėl to, kad jo visos mintis nepabėgtų nuo muzikos toli. Šitas žmogus jisai dažniau sėdi prie visos aparatūros studijoje negu aš. Ir netgi būna taip, tokiu atveju būna, kad skambini arba užvažiuoji ir sakai, gerai, važiuojam pailsėti, kokį klubą ar ten kokį koncertą, pažiūrėti, ką nors, ten, kas naujas, ten, kas atvažiavo, grupė, pažiūrėti į šoną, kaip kiti žmonės dirba. Jis sako, geriau aš pasidėsiu, o čia man reikia muzikėlę sutvarkyti, liau, nes nespėsiu. Tai dėl to aš sakau, geriau jūs tylėk ir galvok apie darbą. Tai tu atlieki tokią kaip funkciją. Aš atlieku tokio blogaus atstovas ryšiams su visuomenė. Jo, atstovas bei ryšiams su visuomenė. Jo, iš tikrųjų mes turim dar talentų savo projekte. Vienas talentas, pirmas talentas, kur mes atradom, buvo Miss G, su kuria mes sukūrėm, padarėm kartu, įrašėm pirmą singlą, Feel Free. Šitą singlą mums pavyko prasukti netgi Londone per Kiss 100 radio stotį ir po to netgi sulaukėm, dabar ruošiam projektą iki galo, tvarkom popierius ir gruodžio mėnesį turėsim važiuoti į Londoną pasirašinėti kontraktą singlui. Kartu sėdi ir žavi mergina su vaikinu. Ir dabar paklausinėsim, iš kur jie ir kaip atsirado. Gerai, atstovas ryšiams su visuomenė. Iš pradžių pakalbės trumpai ir pristatys, šitą tokia graži pora. Tai yra ta mergina, labai žavi mergina ir talentinga. Vėlgi norėčiau tai pabrėžti, kadangi jos vokalas yra irgi labai geras, labai išlavintas ir jūs galite išgirsti visuose mūsų kūriniuose, nes tai, ką mes atradom, tai yra, manau, kad yra geriausia, kas galėjo būti. Iš visko to, ką mes galėtumėm atrasti, aš manau. Ir aš net nelabai stengiuosi dabar kažką ieškoti naujo, nes mane tenkina viskas tai, ką jos man rodo ir daro, ta prasme, savo balsais. Tai yra Agnes. Dabar, šiuo metu dar mes, kaip sakant, prie mūsų prisijungia ir Samas, tai yra Samuel, mūsų juodaodis draugas. Iš Anglijos. Kokį jis funkciją atlieka? Jis atlieka funkciją. Tai geras žodis yra funkcija. Tai yra mūsų scenos variklis. Tai yra tokia funkcija. Scenos variklis. Tai yra MC, žmogus, kuris šoka, kuris bendrauja su publika, kuris užveda publiką, kuris daro viską, kas galima įmanoma, kad būtų žmonėm kuo linksmiau, kuo geriau. Kalbiname Miss Agnes. Ne Miss, tik tai Agnes. Mem. Gerai. Tik Agnes. Ar nėra konkurencijos tarp Miss G ir tavęs? Nemanau, kad yra konkurencija, nes mes iš tikrųjų esame pažįstamos senokai. Ir iš tikrųjų šitą projektą galima sakyti per Miss G ir patekau. Jo. Va, ir susipažinau su Sanu per Miss G. Ir ta konkurencija nesijaučia, nes pirmą singlą dainavo Miss G, antrą singlą mes dainavom kartu. Kažkaip yra, tai nėra tokia konkurencija, nes mūsų tembrai yra visiškai skirtingi. Mūsų dainavimas yra irgi skirtingas ir mus gali panaudoti, mus naudoja skirtingai irgi. Pakalbinsim žavų vaikiną. Jeigu neimant į muzikos rėmus, būtų pasiūlymas suvaidinti filme. Kokį vaidmenį atliktumėt? I would like to act like a hero. Jūs norėtų vaidinti herojų? Yeah. Gerą vyrų.
I would like to act like a hero, and usually the blacks are kind of acting like bad guys in movies, and this is sort of it's not of, even though it's a movie, it's not of a good image, but for me, acting as a hero would be ideal. Yeah. Norėčiau vadinti galbūt gerą vyruką, nors ir daugelį kinų yra toks, kaip taisyklė tokia, kad vis dėlto juodaodžiai vaidina blogiukus. O aš norėčiau sulaužti tą taisyklę ir galbūt suvaidinti gerą vyrą, gerėti. Šią popietę praleidome labai linksmai apsupti jaunų, gražių, talentingų žmonių, todėl palinkėsime jiems didelės sėkmės ateityje ir judėjimo į priekį. Ate. Matai, jokios reklamos. Bet gal gatvės kine išgirsime per reklamą? Galbūt. Gatvės kinas. Ir dar padainuosiu vieną dainą, galiu kalbėti, kas ant liežuvio galo, nes kalbu tik už 25 litus. Sveikas, Juozai. Ahoj, ponas Bebre. Artūrai. Kas čia? Taip gaiviai kvepia. Ir akinantis baltumas. Mes turim grįžti. Yra dėmė. Kur? Kas tau šiandien atsitiko? Prisižiūrėjau televizoriaus. O ką tu čia veiki? Darau plastelininį filmuką. Ir apie ką? Apie žmogų. O plasteliną iš kur gavai? Pasiskolinau iš kaimynės. Iki žadėjai nebesiskolinti. Žinau, prižadėjau. Bet aš nepažadu. Negaliu pažadėti. Žinau, jaudinsis ir nepatogu, bet vis tiek nepažadu. O žinai, tarp kitko, šiandien gatvės kine filmukas apie reklamos įtaką.
tas kino studijoj Febas. Bet mes manom, kad jūs galėtumėt sukurti ne ką blogesnį. Jums tai reikia surinkti grupelę bendraminčių Paskambinti ar parašyti mums. ir mes padėtume jums įgyvendinti savo idėją. Jūs tada patektumėt į šią mažą dėžutę. Ir dar, beje, pasigaminkit ką nors žmoniško. Angelė! Tip, 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 tip! Angelė! Tu ir vėl pradedi. Angelė! Tip, 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 tip! Angelė, kur tu? Gerai, šiandien susitinkam. Duok dabar man. Sveiki. Šiandien mes čia organizuojam vakarėlį. Bus labai linksma. Gal galėtumėt prisijungti? Ką? Kas? Svajūnai, ar tu nemanai, kad kiekvienas pokalbis yra savotiška reklama? Juk žmogus pats save reklamuoja. Galbūt. O kodėl mums nepareklamavus moksleivių saviraiškos centro? Šiandieną mes randamės moksleivių saviraiškos centro Rūsyje, kuriame daugybė mopedų ir motociklų. Taigi, šiandieną pabandysime pakalbinti savo bendramžius ir sužinoti, kaip jie praleidžia savo laisvalaikį. Gal galėtumėte prisistatyti? Aš Arvidas. Arvidas. Aš Romis. Kelių metų būdami išmokote važiuoti mopedu? Aš išmokau mopedu važiuoti 14 metų. 11. Aš 12. Ar daug laiko praleidžiate prie mopedų? Valandą. 2. O mėgstate su jais važinėti ilgai? Ilgai? Ar laikote važiavimą mopedu kaip sportą? Taip. Ar patys susitaisite mopedą, jeigu jisai sugenda? Ten paklausiu mokytojo, ką ten daryti, susitaisiu. Bet apskritai tai nėra sunku. Dar tokių gedimų nebuvo. O avarijų nebuvot patyrę? Aš buvau. Ir viskas gerai baigėsi? Ja. Kalbiname automobilizmo būrelio vadovą. Ar galėtumėte plačiau papasakoti mums apie šį būrelį? Taip, reiškia šitame būrelyje, šitame kabinete mokosi moksleiviai, kurie jau turi 18 metų arba greit turės 18 metų. Jie lanko automobilistų būrelį, kažkur mokosi apie 2 mėnesius ir po to gauna vairuotojo pažymėjimą. Čia taip pat galima gauti ir dviračio? Taip, jaunesnio amžiaus moksleiviai, kaip matėte, ten kieme jie su mopedais važinėja, su motociklais. Yra tokia galimybė, tie, kurie turi 12 metų, jeigu jie pageidauja, jie gauna mopedo vairuotojo pažymėjimą, o dar jaunesnį dviračio vairuotojo pažymėjimą. Ir dviračio pažymėjimo? Dviračio teisės mopedas. Teisės. Ir nuo kelių metų jis galima laikyti? Dviračio 10 metų, o mopedas 12 metų, apatinė riba būtų. Ateityje, įsigaliojus naujom eismo taisyklėm, dėl mopedų bus turbūt labai daug pakeitimų, dėl dviračių galbūt mažiau. Bet kas dėl mopedų, tai ten teisės būtinai visur, kur tai pavažiuotum, bus reikalingos registracija turbūt irgi. Na, o dėl dviračių, aišku, būtų neblogai. Žiūrėsim, kaip valdžia nuspręs. Turint mopedą, čia galime ir susitaisyti ir išmokti susitaisyti? Taip. Ko nelabai moksleiviai mėgsta remontuoti, važiuoti jie labiau mėgsta. Važiuot, o remontuoti nelabai. Bet yra tokia galimybė, taip įrankiai viskas yra, prašau, dirbk, remontuok, konsultacija, bus viskas. Labai dėkui už pokalbį ir linkime jums sėkmės. Ačiū, sėkmės ir jums. Taigi, šiandieną jūs nieko neišgirdote apie reklamą. Tačiau jie yra naudinga. Labai naudinga. Taigi atsisveikiname su jumis iki kito pasimatymo. Likite sveiki. Iki. Sunkiai diena, kiek daug.